Klausau. Labas, Austė. Labas. Ką veiki? Nieko. Aš išgirdau tavo vardą Austė ir taip iš karto man asociacija buvo su žodžiu Austė. Negirdėjau. Nenorėtum pasiausti? Ką? Nieko. Austė, čia tu, ar ne? Aš. Ką veiki? Nieko, aš neklausau. Klausyk, man Hebra sakė, kad tu šiam penktadienį tiesiog ieškai berniukų. Ką? Šiam penktadienį ieškai berniukų. Gali taip garsiau kalbėti, nes aš negirdžiu. Jo. Ir, Kas taip sakė? aš esu su draugu. Kas taip sakė? Iš kažkokių draugų aš išgirdau, žinai, čia toks kalbas greit sklinda. Ir mums yra po 18 ir sakė, kad jums reikia ten penktadienį. Mes esam tikrai normalūs, vadviese. Mano vardas yra Karolis, o ten yra Justas. Bala, o kas jūs skambina? Karolis. Koks Karolis? Mes nesam pažįstami. Ką? Nesame pažįstami, aš negaliu garsiai kalbėti. Ne? Aš tai galvoju, kad čia biškis kitų žmogum Ne, kalbu. mes Dėl to nesame. aš čia taip ir, Aš sakau, tu tokia kalbi kaip su kokiu. Ne, aš taip galvoju, kad čia aš taip pažįstu. Ne. Aš mačiau tavo nuotrauką parodė, žinai, nes mes kažkaip dviese pas bet ką neinam. Mes norim, kad būtų O, tai pala, gražios panos. Aš iš Vilnius. Iš Jeruzalės. A, ne? Jo. Ir mes... Tai čia iš Jeruzalės, tai čia Gintarės? Taip, tą patį. Matai, aš kažkaip pažiūrėjom su Justu tavo nuotrauką ir sakom, blamba. Kokį Justą? Mano draugelis. Aš jį žinau? Tu nerėk. Sorry. Ir matai, tiesiog, aš nežinau, mes normalūs bičiai, matai, mes pas bet ką nevaikštam. A, ne? Jo, ir pamatėm tavo nuotrauką, tu esi labai labai graži. Tai jo, čiūju. Pagal vardą turbūt. Taip. Klausyk. Kodėl? Koja prilapinė. Austė, klausyk. Taip, klausau. Ar mes galim šiandien tą penktadienį šį prisijungti pas tave į vakarėlį? Pala, aš nežinau dabar. Šiaip... O tai ką, mums reikia, kad tu mus pamatytum, bet ką? Ne, aš su kuo ateisiu. Aš su Justu ateisiu, mes dviese. O tai, pala, o Gintarė kur? Gintarė, supranti, aš noriu šiek tiek nuo Gintarės, pabėgti, nes, man... Ne, tai, bet jinai vis tiek bus, tai. Tai kas kad bus, žinai, jeigu skirtingai ateisim, tai pofig. Ne? Tiesiog, Austė, aš norėjau pasakyti, kad, man tu patinki ir aš... Jo, labai tai fainai. O tu bachūrą turi? Neturiu. Tai vat, o tu, kaip tu, pavyzdžiui, tokia esi rimta? Nes aš noriu, žinai, ko tikėtis penktadienį, tarkim. Pažiūrėsim, ką ten, pažiūrėsim, kaip ten viskas bus. O tu ką, o ten miegot pas tave būtų galima? Jo. O... Šiaip, manau, užteks vienas. Ne, aš norėčiau, pavyzdžiui, su tavim sugult. Dar čia, mes neštikame, tai sugalimus, nes aš tavęs nepažįstu. Žinau, nežinau, kas dabar vyksta. Ne, aš suprantu, aš irgi tavęs nuotrauką tik mačiau, žinai, nuotrauką visai. Bet aš, gerai, nežinau. Bet tu man tai labai labai... O kas numerį davė? Kas numerį davė? Gintarė. Ne. Ką ten tarėtės? Gintarė, sako Justas. Bet tu nerėk, ko tu rėki dabar? Aš nerėkiu, aš taip normaliai vis šneku. Aš negaliu garsiai šnekėti. Klausyk, bet man... Aš tai pirmą tada gal paskambinsiu Gintarė, vis Gintarė pašnekės, kaip čia viskas. Tu tipo nepasitikė, ar ne? Ne, aš taip nenoriu biškai suleisti, žinai, tipo, nepažįstu manęs. Blemba, tai aš galiu duoti numerius savo tėvų. Nereik man to tėvų numerio, aš priekočiu. Ne, o kaip Aistė, leisk mane tave... Čia ne čia Austė. Austė, leisk mane tave paausti. Austė. Gerai, davai pašnekėti, aš dabar nelabai galiu šnekėti. Ne, žinok, mes baigiam pokalbį, žinok, iš tikrųjų. Jo. Paklausyk, palauk. FM. Labas, Austė, tave trukdo radistai žalios stoties ZIP FM, mes tam tiesiog nemeterį čia bendraujame per keliukus.
Tu mūsų negirdė, ar mes tas negirdė? Atsibiškai pas mane Bardakas, blogas ryšys. Aš pasakysiu. Tau skambina radio stotis Zip FM radistai Jonas ir Rolandas su tavimi. Tai va, tai gero vakaro, linksmo savaitgalio, kaip sakant, ir gerai pabūkit. Ate. Bet ką į lovą neįsileisk. Jo. Tai va.